Sveiki gerbėmiai ponai ir ponios. Su jumis ir vėl aš, apokalipsės pranašas Mindaugas Montvilas. Ir aš sveikinu jau eilinėme 92-ame pramoginio apokaliptinio info šou pabaiga jau arti epizode. Tradicinis perspėjimas, viskas, ką išgirsta šioje laidoje, gali kelti grėsmę. Ir tikriausiai kels grėsmę tolimesniam liberaliosios demokratijos egzistavimui. Jūs buvote apie tai perspėti. Ir be didelių užuolankų pradedame pagrindinių Amerikos ir pasaulio įvykių apžvalgą ir aš tikriausiai būčiau nesuprastas, jeigu bent kelis žodžius nepasakyčiau ir apie Ukrainą ir visą pasaulį dabar supurčiusi ir sukrėtusi didžiulį korupcijos skandalą Ukrainoje, kuris žinoma negali būti didelė naujiena tiem žmonėms, kurie atidžiau sekė visą Ukrainos vidaus politiką pastarosius keliasdešimt metų, nes taip, Ukraina visada garsėjo korupcija ir tik tai, dėl suprantamų priežasčių, prasidėjus karui, apie tai kažkaip pasidarė nekorektiška kalbėti ir, taip, aš suprantu, kodėl apie tai buvo nekorektiška kalbėti pačioje karo pradžioje, tačiau, žinote, yra viskam limitai ir ribos ir šiuo metu jau tikrai nebegalioja tas dalykas, kad dabar biški palaukime, nes akivaizdu, kad šitas karas jau užtruko, jau 4 metai baigėsi ir labai gali būti tęsis ir dar ilgiau. Ir kada jau kalbėti, jeigu ne dabar. Ir jo labiau, kad dabar jau tikriausiai visiems akivaizdu, kad šita korupcija Ukrainoje niekur nedingo ir jinai liečia pačius aukščiausius valdžios sluoksnius. Tas yra labai nemalonu ir tas turėtų būti labiausiai nemalonu tiem žmonėms, kurie besąlygiškai stovėjo Zelenskio prezidento pusėje. Iš jo ir čia Lietuvoje tas yra ypatingai matoma, buvo bandoma daryti tokį Čerčilį, kažkokį tai pasipriešinimo tautos simbolį, herojų ir panašiai. Ir žinote, taip, karo pradžioje jis turėjo savo tokių gerų, ikoninių, istorinių, galima sakyti, momentų. Ta jo ikoninė frazė, kad man reikia ne taksi pasišalinti, o man reikia amunicijos atsišaudyti. Kažką aš perfrazuoju, tai nuskambėjo per visą pasaulį. Tai galbūt ir buvo labai svarbu tuo metu, tačiau akivaizdu, kad mes turime reikalą su įprastinių Ukrainos politikų vis dėlto Zelenskio asmenyje, su visais tais ryšiais su oligarchais ir šiame skandale, ir aš tikrai nepasakosiu jums visų detalių, nes vis dėlto šitos visos detalės dabar aptarinėjimas visoje pasaulio spaudoje, tai aš pernelyg nesiplėsiu, bet taip, šito skandalo pagrindinis asmuo, pagrindinis toksai kaltininkas, taip pasakykime, vienas pagrindinių įtariamųjų, Timūras Mindičius, vis dėlto niekaip net Zelenskis negali neatsiplauti, kad čia jis ne prie ko, tai yra artimas Zelenskio draugas, jo aplinkos žmogus, jo verslo partneris, su juo jie sukūrė tą savo prodiuserinę kompaniją Kvartal 95 ir dabar kažkaip pas mus vėlgi linkstama šitą faktą pamiršti ar neprisiminti specialiai, tai, kad Kvartal 95, ta entertainmento kompanija, kaip ir visa, Zelenskio karjera, iki prezidentinė, jinai buvo skirta visam šitam rusakalbiam pasauliui ir jo didžioji dalis vis dėlto yra Rusija. Likusios dalės, taip, yra Ukraina, yra visa likusi postsovietinė erdvė. Yra Izraelis, be jokios abejonės, ir mes apie tą šitoje laidoje pakalbėsime. Ir taip, tie žmonės, kurie įdėmiau sekė visą Zelenskio vėlgi karjerą, turėtų prisiminti, kad dar 2019 rinkimų metu, visos kampanijos metu, taip, opozicija prikišinėjo, kad Zelenskis slėpė tuos galus, kada šitas Kvartal 95 pabaigė veiklą Rusijoje, nes vis dėlto ta kompanija didžiąją dalį pajamų uždirbdavo iš Rusijos rinkos ir taip, dar buvo toksai tyrimas Radio Svoboda 2019 metų ir jį dar galima susirasti internete, kad viešose interviu prieš rinkiminėse Zelenskis meluodavo apie daugelį faktų ir yra faktai žinomi, kad ta
kompanija, Kvartal 95 uždirbdavo pinigus ir 16, ir 17, ir 18 metais. Ir vėliau, kai Zelenskis jau tapo prezidentu ir perleido visą tą verslą savo verslo partneriams, tame tarpe ir Timūrui Mindičiui, tai ir vėliau yra įtarimų, pagristų įtarimų, kad per offshorus, per Kiprę registruotus offshorus, Timūras Mindičius pelnėsi ir iš Rusijos rinkos, ir ne tik iš to entertainmento kompanijos, kurio jis sukūrė su Zelenskiu, bet ir kitų verslų, kuriuos jis vykdė su dar vienu buvusiu Zelenskio labai svarbiu rėmėju ir dar garsesnių Ukrainos oligarchų Ihoriu Kolomoiskiu. Ir taip toliau ir panašiai, ten buvo įtarimų ir tebėra įtarimų, kad jis ir deimantų verslą su Rusija vykdė ir kitus verslus. Ir, kaip sakant, ko neapkaltinsi Timūro Mindičiaus, kaip ir Zelenskio visos aplinkos, tai verslumo stoka. Ir aišku, šitoje vietoje reikia paminėti tokį faktą, ir jūs, kurie jau šitos laidos matėte, šitą mano coverį laidos paveiksliuką ir laidos pavadinimą, tai turbūt suprantate, apie ką kalbėsiu, ir tai, aišku, sukels pati savaime ta tema kontroversijos, nes aš jau, kaip minėjau, aš nenagrinėsiu šitų dabar plačiai nagrinėjimų faktų apie šitą schemą, kaip Timūras Mindičius aplipdė mokėjimus iš Ukrainos Energoatomo, dėl ko čia skilo šitas skandalas, nes, kaip jau visi suprantate, šitas mano podcastas yra labiau skirtas panagrinėti procesus ir personažus ir istorijas, kurios yra mažiau nušviestos ar išvis nenušviečiamos ypač mūsiškėje spaudoje ir portaluose ir podcastuose. Sunku šitoj temai būti objektyviu, sunku apie šitą temą iš vis kalbėti, bet reikia. Bet reikia, ir šiandien taip pakalbėsime apie žydus ir visą tarptautinę žydiją. Ir kodėl aš taip manau? Kodėl aš manau, kad pribrendo reikalas taip jau pakalbėti vis dėlto apie žydus iš esmės ir taip sąžiningai ir nebijant jokių tabų ir kontroversijų. Verčia pati istorija, dabar verčia ir dabartiniai įvykiai ypač Jungtinėse valstijose, bet kaip jau minėjau, aš į šitą kampą pabandysiu įvesti ir Ukrainos įvykius ir daugelį kitų dar pasaulyje vykstančių įvykių suvesti į šitą patį žydų klausimą. Ir taip, tai be abejo susiję ir su praėjusioje laidoje aptarinėtų naujuoju New Yorko meru ir su kairėje vykstančiais procesais susijusiais su antisemitizmo atgimimu ir taipogi su praėjusiose keliose laidose ir, ne vienoje laidoje nagrinėtais klausimais susijusiais su Niku Fuentesu, su jo įmainstreaminimu ir taip toliau ir panašiai, ir to pasekoje iš tikrųjų vykstančiais tokiais, epochiniais įvykiais bendrai JAV dešinėje. Iš tikrųjų, aš neprisimenu, kada tiek buvo daug įvairių ir tokių aštrių diskusijų tokiais klausimais, bent jau mano gyvenimo metu to nėra buvę, tokiais klausimais, kodėl žydai tokie sėkmingi, kodėl žydams JAV visada reiškia tiek daug paramos žydų valstybei, Izraeliui, kodėl dabar atsiranda JAV jaunime tikra mada tiek, kaip jau minėjau, kairėje, tiek dešinėje, visą tai nusisukti nuo visos šitos tikrai ilgametės tradicijos. Kas čia taip nutiko, ir aš jau esu bandęs kažkokius tai klausimus, atsakymus pasakyti, kaip man atrodo, bet pastarosiom savaitėm prisikaupė dar naujų ir faktų, ir minčių, ir iš tikrųjų pasižiūrėjau ir paskaičiau dar daugybę nuomonių, ir man netgi kai kurias savo nuostatas vis dėlto teko netgi pasikoreguoti. Tarkim, aš lik ir suponavau, kad šitas Niko Fuenteso įėjimas į mainstreamą tai yra kažkoks veiksmas, kuris kyla iš Tuckerio Carlsono iniciatyvos. Tačiau, bent jau aš tai prieš porą savaičių
teigiau kažką tokio ir aš dabar vis dėlto šiek tiek tą savo išvadą šiek tiek norėčiau pakoreguoti. Ir žinote, gerbėmėjai, kaip ir visiems būna ne visada malonu pasakyti, kad kažkur kažką ir klydai, bet aš dabar kažkiek daugiau pasižiūrėjęs ir paties Niko Fuenteso naujausių pasisakymų, ir laidų apie jį, ir susijusių nuomonių, šiek tiek pakoregavau tą savo išvadą, taip pasakykime. Aš dabar jau nemanau, kad čia grinai Tuckerio Carlsono buvo jo planas Niką Fuentesą išvesti į mainstreamą. Vis dėlto galbūt tiksliau reiktų sakyti, kad Tuckeris Carlsonas ir daugelis kitų JAV dešinėje, MAGA dešinėje esančių žmonių susiduria dabar su tokia realybė, kad Nikas Fuentesas jau nebegali būti ignoruojamas ir galbūt, žinote, ir čia aš visiškai negindamas Tuckerio Carlsono, bet reikia pasakyti, kad Nikas Fuentesas galbūt jau juos savo vis augančių populiarumu jau verčia juos elgtis kitaip, negu jie instinktyviai ir norėtų. Ir čia yra tikrai reikšmingas epochinis įvykis. Nes čia pastarąją savaitę nutiko tokių dalykų, kad, na, tarkim, aš sulaukiau vienos nuorodos iš žmogaus, iš kurio jūs nesitikėtumėt, kad aš tos nuorodos sulaukčiau, bet tikrai buvo geras straipsnis. Substacke tokio, sakykime, paleokonservatyvaus veikėjo ir mąstytojo Rodo Dreherio. Ir tas straipsnis jos Substacke viešas, nemokamas, aš pasidalinsiu nuorodą ir aš jį labai rekomenduoju. Ir visų pirma, na, kodėl, visų pirma, gal pradėkime nuo ko, kas tas Fredas Dreheris, tai čia yra iš tų jau senų apžvalgininkų, konservatyvių, bet iš tų, kurie visada buvo skeptiški tai neokonservatyvizmo bangai ir labiau susiję su tuo, kas vadinama paleokonservatizmu ir susiję su ta ideologinė stovykla, kurią, na, atstovavo tokie veikėjai kaip Patas Buchananas ir tas pats Rodas Dreheris ilgus metus dirbo tokiame leidinė American Conservative, kuriame, na, buvo būtent tos paleokonservatorių nuomonės išreiškiamos. Ir taip, tuo neokonservatorių šlovės laikotarpiu tai buvo labai nišinės nuomonės, dabar jos sugrįžo. Na, vėliau atėjusi šita MAGA banga, vėlgi kai kurias tas idėjas atgaivino, bet tai vėlgi nėra tas pats, šitas leidinys tebeegzistuoja, jo tie rašytojai, na, ten yra irgi visas ideologinis spektras. Dabar vėlgi, čia dar vienas pavyzdys, kaip Tuckeris Carlsonas integravosi į visą dešinę ekosistemą, kad patarėjų taryboje šito leidinio yra ir Tuckeris Carlsonas. Ten dar iš jums galbūt žinomų veikėjų yra Jeffas Sessionas, Orenas Cassas, bet, na, daug yra įvairių žmonių, bet vėlgi ir Tuckeris Carlsonas ten integravosi. Tačiau kodėl aš norėjau apie tą Fredą Dreherį, tai yra Rodą Dreherį pakalbėti, dėl to, kad Rodas Dreheris pastarosius kelis metus gyvena Vengrijoje. Taip, pas Orbaną Vengrijoje ir jis dirba tokiam Dunojaus institute, angliškai Danube Institute. Tai yra Vengrijoje įkurtas think tankas, Orbano įkurtas think tankas nuo 2013 metų, kuris vykdo dešiniosios minties sklaidą ir taip visą tą tradicinės dešinės, kultūrinės dešinės visas idėjas bando skleisti ir Europoje, ir anglakalbėje pasaulyje, ir tenais dirba ir daug amerikiečių. Tame vienas garsesnių yra būtent šitas Rodas Dreheris, kuris, na, taip, nors ir galbūt kažkiek ir nišinis, bet jis vis dėlto yra per savo ilgą karjerą dirbęs ir ar bendradarbiavęs ir su gausybė, na, tokių labai mainstreaminių naujienų, organizacijų, portalų ir žurnalų, ir tokių kaip ir Wall Street Journal ir panašiai, ir visose ir mainstreaminėse televizijos stotise yra rodęsis ir knygas išleidęs, kurios tikrai tapo žinomomis ir taip toliau ir panašiai. Tai jis, na, nėra niekas ir jis yra vienas iš tokių
žmonių, kurie priduoda tam tikro svorio šitam Dunojaus institutui, kad ir kaip jūs nemėgtumėte Orbano, bet jis sėkmingai vis dėlto integravo per tą Dunojaus institutą, sėkmingai integravo irgi save su visa dešiniosios minties ekosistema Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau dabar po šitos ilgos įžagos, kas ten buvo per straipsnį šito Rodo Dreyerio, kuris, pirmą man tas straipsnis atsiuntė vienas, vėlgi, jums kiek būtų netikėtas žmogus, kas man jį atsiuntė. Paskui aš kaip tik kitą dieną žiūrėjau podcastą šito Breto Weinsteino, Dark Horse podcast, kuris, vėlgi jis buvo labai garsus COVID laikais, bet aš jį dar kartais pasižiūriu. Ir vėlgi tas pats buvo Substacko straipsnis to Rodo Dreyerio paminėtas. Ir aš jį jums labai rekomenduoju, nes jame Rodas Dreyeris, kuris dirbo ir tebedirba tame Dunojaus institute, prieš porą savaičių, kai Orbanas atvyko į Jungtines valstijas susitikti su Trumpu, tai jis atsivežė su savimi ir keletą, be abejo, savo pareigūnų, bet tame tarpe ir keletą žmonių dalyvavo tam vizite iš to Dunojaus instituto ir tame tarpe tas Rodas Dreyeris, kuris susitiko tame tarpe ir su viceprezidentu J.D. Vance'u ir daugybė kitų žmonių iš jo šito įrašo galima spręsti ir jis ką papasakojo. Pagal jo įspūdžius iš gausių pokalbių Vašingtone su įvairiais žmonėmis susijusiais su dešiniaja konservatyvia ekosistema, su Respublikonų partija, nuo 30 iki 40% zoomerių, tai yra jauniausiosios Z kartos atstovų dirbančių įvairius darbus Vašingtone, o žinote, tokių žmonių, kurie ten stažuojasi, atlieka praktikas, ten yra dauguma visose biurose visų kongresmenų ir senatorių ir kitose think tankuose ir panašiai. Tai nuo 34 iki 40% jų, žavisi Niku Fuentesu ir bent kai kuria forma, kai kurio laipsnių pritarė jo idėjoms. Galbūt ne visoms, tačiau ypač toms jo idėjoms, kurios susijusios su požiūriu į žydus, taip būtent pritarė ir ypač iš tikrųjų jis išskiria netgi tradicinių pažiūrų katalikai, išsiskiria, kad jie netgi vartoja, kaip čia pasakius, antisemitinės pažiūros yra tas faktorius, kuris leidžia žmogui prisijungti prie jų uždarų socialinių grupių. Jis netgi tokį faktą išskiria ir, žinote, jeigu būčiau žydas, mane tai jau ne tai, kad biški neramintų, mane tai jau labai ir labai neramintų, bet iš tikrųjų tai neramina mane net tik, net, kaip čia pasakius, net ir nesant žydų, tai jau yra ryškus signalas, kad kažkas vis dėlto, labai ir labai dramatiško vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose ir ypač su ta jauniausiaja Z karta. Ir žinoma, ten žymiai daugiau tų pastebėjimų prirašė šitas Rodas Dreyeris, aš labai rekomenduoju, aš kai kuriuos iš jų gal ir atkartosiu šitam savo podcast'e, bet rekomenduoju perskaityti visą tą jo įrašą pilnoje formoje. Ir man tai visos tos mintis labai ir pastebėjimai susišaukė su to, ką pastarosiom savaitėm savo podcast'e Trigonometry kalbėjo Konstantinas Kisinas su savo kolega Britų. Ir jis, kaip jau minėjau, irgi turėjo labai daug gerų pokalbių ir su Dinešu D'Souza, ir su Deivu Smithu, tarp kitko, iš kitos jau stovyklos, iš tos libertarinės stovyklos komikų, kuris šiaip jau yra toks jau arčiau Tuckerio Carlsono stovyklos daugeliu klausimų, ypač Izraelio, nors pats būdamas žydas, vėlgi toks įdomus personažas. Ir, vėlgi tas libertarinis Rono Polo sparnas, jis nuo seno dreifavo į tokį griežtą izoliacionizmą ir to Deivo Smitho mintis, jos visada, turbūt buvo toliau netgi į tą izoliacionizmą negu kokio nors Tuckerio Carlsono. Bet nepaisant to, vėlgi, labai rekomenduoju pokalbį šito podcast'e Trigonometry tarp Konstantino Kisino, jo britų kolegos, aš jo niekaip neįsimenu vardo, ir šito Deivo Smitho. Taipogi su Benu Šapyru vėlgi jis išleido epizodą, kur irgi lygiai tos pačios temos nagrinėjamos. Ir tos mintis vėlgi
kai visus tos pastebėjimus sudedi į vieną visumą, dar tarp kitko tas pats Dave'as Smithas, dar prieš Tuckeriui Carlsonui pakalbinant Niką Fuentesą porą savaičių prieš tai Dave'as Smithas jį turėjo pasikalbinęs, na ir be abejo Nikas Fuentesas turi ir savo podcastą ir aš vėlgi ir tą pasižiūrėjęs, visos tos mintis susidėliojo vieną visumą ir, kaip jau minėjau, to pasekoje, aš netgi šiek tiek, kas būna tikrai nedažnai, turbūt pastebėjote, pakoregavau savo vėlgi situacijos vertinimą. Panašu taip, bent jau žinote, bent jau taip visą tai pateikė Nikas Fuentesas ir daugėja įrodymų, kad tai galbūt ir yra tiesa, kad čia ne koks nors Tuckeris Carlsonas ar Candace Owens ar dar kažkas, ar tas pats Heritage Foundation atstovas Kevinas Robertsas, vadovas vėlgi apie tą visą kontroversiją su kuriuo aš pasakau praėjusiame epizode, kad čia ne jie nusprendė jį mainstreaminti, dėl ko kilo visas tas šaršalas ir Heritage Foundation ir bendrai JAV dešinė, kad čia jis, Nikas Fuentesas, čia jo nuomonė, jis juos priverčia tai daryti, būdamas ne tik begaliniai populiarus, vėlgi yra klausimo, kiek jis yra populiarus, bet kaip jau minėjau, netiesioginių yra įrodymų, kad vis daugiau ir daugiau žmonių jį atranda ir vis daugiau jaunų vyrų, ypač jo mintis priima vis rimčiau ir rimčiau. Ir vėlgi galbūt su tam tikra rezervacija, bet griuvus visoms užtvankoms dirbtinėms ir suvaržymams žmonės nebebijo nieko ir šita maga revoliucija, jinai tebesitęsia bent jau iš toj intelektualiniai sferui, jinai krypsta į tą tikrai tolimą dešinę ir atranda kai kurios dalykus, kurie jau atrodo, senokai turėtų būti pamiršti, kaip ir tokia Niko Fuenteso idėja, kad dėl visų dalykų kalčiausi yra žydai. Ir žinoma, tiek pas mus, tiek Amerikoje, tiek visur kitur, pirma instinktyvi reakcija būtų ir jinai daugeliu atveju ir manifestuoja save, tai uždrausti, sugėdinti ir dar kaip nors kitaip pakencelinti tuos žmonės, kurie reiškia tokias idėjas. Tačiau tai galbūt veikia ne vieną dešimtmetį, galbūt prieš 5 dar metus visi ir savicenzuravosi, bet kaip jau minėjau ir praėjusiose laidose ir ypač toje laidoje, kur kalbėjau šiek tiek apie tai, ką pasakė Dinešas D'Souza savo pokalbėje su to pačiu Konstantinu Kisinu. Šiuo metu visos tos užtvankos nebeveikia. Maga revoliucija, maga šitą bangą nunešė vienas dalykas visas cenzūras ir visas cancelinimus ir bent jau Amerikoje. Pas mus tai čia dar biškai kitas atvejis, bet čia šiuo atveju aš kalbu apie Ameriką. Bet kitas dalykas, ir vėlgi čia Amerikos daugiau specifika, pas mus biškai kita specifika. Ir visoje Europoje, čia vėlgi kiekvienoje šalyje yra kažkiek savų skirtumų, bet Amerikos specifika yra ta, kad ta jauniausioji karta, jinai yra antiek nuskriausta daugeliu atžvilgių, kad jie jau nebeturi ko bijot. Taip reiktų pasakyti ir jie net nenori kažko tai gauti, jie jau davesti iki tokios stadijos, kad ta jauniausia karta, matydami tai, kad jie negali ir tikriausiai negalės nusipirkti būsto, ir čia pastaruoju metu irgi yra daug svarstoma ir juokiamasi iš naujausio tokio neoficialaus pasiūlymo, kuris sklando padaryti ten būsto paskolas 50 metų laikotarpį ir panašiai. Jauniausioji karta yra ir ypač jaunosios kartos vyrai, ir ypač baltieji jaunosios kartos vyrai, tai yra ta core auditorija Niko Fuenteso. Jie neįperka būsto, jų perspektyvos darbo rinkoje yra labai miglotos, jų perspektyvos, tiesą pasakant, susirasti partnerę, žmoną, irgi yra labai ribotos, čia mes irgi pasiplėsime. Boomeriai ir visi kiti, tai yra vyresnių kartų žmonės,
kurie, nieko nedarė ypatingai protingiau, bet tiesiog laiku nusipirko būstus ir sukaupė savo 401k, dėka infliacijos ir neregėto akcijų rinko augimo, jie visai puikiai gyvena šitoje ekonomikoje. Tiems Z kartos žmonėms, ypač tiems, kurie augo be tėvų, o iš tikrųjų vėlgi rekordiškai daug žmonių auga be tėvų, jie neturi nei tų modelių, kas yra tikrasis vyriškumas, jie neturi nei didelių finansinių galimybių. Daugelis, kaip tas pats Nikas Fuentesas, kuris galbūt dabar jau ir galėtų gyventi savarankiškai, bet gyvena pas tėvus, dažniausiai netgi pas vienišas motinas. Ir daugelis iš jų iš tikrųjų yra labai pikti, nes visuomenė jiems sako, ir ypač vėlgi kalbu apie tą grupę, kurie yra baltieji vyrai, kad visuomenė visą jų gyvenimą, jeigu jie yra dar jauni 20-25 metų kažkur, jiems visą gyvenimą sakė, kad jie yra savaime blogi, jie yra išnaudotojai, kai šitie jauniausiai, jie nepatyrė jokios tos baltosios privilegijos savo gyvenime ir jie patiria tikrai sudėtingą darbo rinką ir tikrai juos veikia dideli lūkesčiai, didelės skolos už mokslus ir neįperkamas, vėlgi čia labai svarbus punktas, apie kurį aš irgi daug kartų minėjau, bet neįperkamas nekilnojamasis turtas, iš kurio pelnosi vyresnės kartos ir taip toliau ir panašiai. Ir tiem žmonėms, kai visi tie faktoriai susideda, tai taip, jie arba iš pykčio balsuoja už tokį Zoraną Mamdamį, jeigu jie į tą pakrypsta į tą pusę. Arba jie iš pykčio, klausosi jau net Donaldo Trumpo, kuris iš tikrųjų, jūs čia labai klaidingai įsivaizduojate, jeigu jūs manot, kad Donaldas Trumpas yra kažkokia ekstremali figūra šiuo metu, ar netgi J.D. Vance'as, tarp kitko, kurį irgi tas Nikas Fuentesas visaip vanoja. Tai jie klauso Niko Fuenteso ir Nikas Fuentesas jiems pateikia daugelį klaidingų dalykų, bet tame tarpe jis kalba apie tos dalykus, apie kuriuos kitur nėra pakankamai kalbama ir apie kuriuos tiesiog, yra tabu, kaip minėjau, ir čia, tarkim, ne vien apie žydus yra kalba, bet yra kalba apie visus tos dalykus, kuriuos ta progresyvi visuomenė nuleido ir kurie labai veikia netgi psichinę sveikatą ir tiesioginę sveikatą šitos jauniausios kartos, kaip tai, kad, pavyzdžiui, yra daugelį jav valstijų legalizuota ar dalinai legalizuota marihuana ir jinai yra labai lengvai prieinama ir daugelis iš to jaunimo laisvai svaiginasi ir pastoviai svaiginasi ir, nereikia manyti, kad čia yra toks visiškai nekaltas dalykas ir ypač turint omeny vėlgi tie jų tėvai gal iš hipių kartos prisimena dar kažkokią žymiai silpnesnė marihuana negu ta, kurio svaiginasi jų vaikai. Ir, čia vėlgi atskira tema, aš apie visus tos dalykus susijusius su narkotikais, jų legalizavimu, psichodelikais, aš savo patronams esu žadėjęs atskirą laidą ir jinai yra ruošiama, bet tas didelis paplitimas ir platus vartojimas jaunimo paauglių tarpe marihuanos, čia nėra toksai juokingai menkas dalykas ir Nikas Fuentesas apie tai kalba, kaip ir kalba apie tai, kad būtent ta jauniausia karta, jinai taip, jiems duoda, visuomenė jiems duoda laisvai prieinamus brutalius kompiuterinius žaidimus, marihuana jiems duoda laisvai prieinamą, jiems duoda ir netgi visiškai laisvai prieinama pornografija, kuri vėlgi nėra toks nekaltas dalykas, kaip čia daugelis bando numoti ranką. Ir dabar apie tai irgi šiek tiek pradedama susimti ir bandoma kažkurios JAV valstijose vėlgi įvesti kažkokią griežtesnę kontrolę, nes vėlgi galbūt tai nėra naujas dalykas pornografija, bet sulyg internetu, sulyg mobiliu internetu, jinai yra visur ant tiek paplitusi, visa visuomenė yra ant tiek pornografizuota ir ant tiek jinai įsiliejusi ir į mainstreaminę kultūrą ir ant tiek destigmatizuota tai yra. Vis dėlto, prieš keliasdešimt metų tai buvo labai
stigmatizuotas dalykas, tačiau šiais laikais ypač atsiradus tokioms platformoms kaip OnlyFans ir vėlgi čia tas dalykas, apie kurį dažnai kalba Nikas Fuentesas, o to mainstreaminėje politikoje praktiškai nėra. Tai atsiradus tokioms platformoms kaip OnlyFans, tai labai destigmatizuota ir supaprastinta ir demokratizuota ta pornografija, ne tik jos vartojimas, bet ir jos kūrimas. Ir čia vėlgi, kalbant jau ne apie jaunus vyrus, bet apie jaunas moteris, reiktų pasakyti, ir vėlgi tą dažnai kartoja Nikas Fuentesas ir tame yra daug tiesos. Yra, man atrodo, Newsweek kažkur buvo straipsnis, tos OnlyFans akauntus turi apie 1,5 milijono amerikiečių moterų ir dažniausiai tai yra tos pačios jauniausios Z kartos moteris. Tai yra tos moteris, su kurios, kaip čia pasakius, turėtų kurti santykius ir šeimas su tais Z kartos vyrais, bet patys suprantate, kad, normalūs sveiki vyrai nelabai norėtų kurti tas šeimas ir santykius su pornografijos verslo kūrėjomis, taip pasakykime. Ir tokių dalykų vėlgi galima vardinti, ir jų tik tai daugėja. Ir jeigu vėlgi pasižiūrėsime į naujausius trendus, tai vėlgi naujas pranešimas, kurio pas mus daug kas nepastebėjo, kad Samas Altmanas, OpenAI vadovas, taipogi neseniai yra pareiškęs, kad anksčiau ir vėliau jų platforma pasiūlys ir turinį suaugusiems. Tai įsivaizduokite, kokio lygio priklausomybę, ir šiaip pas mus nepakankamai kalbame apie pornografinę priklausomybę, bet kokio lygio pornografinę priklausomybę gali sukurti gerai patreniruotas dirbtinis intelektas. Ir tai jau pas mus vėlgi dar nepakankamai kalbama, kad bendrai dirbtinis intelektas yra pakankamai išmanus sukurti įvairias problemas psichologinės žmonių tarpe. O jeigu jie dar atlaisvins tos varžtelius ir pornografijai, ką jie garantuotai padarys, ir mes čia šitose laidose irgi kalbame apie visą tą dirbtinio intelekto svorį dabartinėje JAV ekonomikoje ir kaip tai yra svarbu, tai jiems, kadangi vis dažnėja kalbų, kad pinigų reiks dar gerokai daugiau, tai garantuotai tas ir vyks. Ir visus tos dalykus susumavus, taip, akivaizdu, kad ta Z karta, jinai yra ant tiek fucked up, čia vartojant jau tokius necenzūrinius žodžius, kad jiems tie dalykai, ką sako Nikas Fuentesas, jiems jau neatrodo taip jau ekstremalu, kaip ta tikrovė, su kuria jie kasdien susiduria. Ir aišku, paskui tada jau Nikas Fuentesas į tą lygtį įveda, žinoma, visų pirma rasinius dalykus, bet kitas dalykas, jis sugrįžta ir prie to seno gero antisemitizmo. Ir vėlgi šitoj vietoj, ir čia aš grįžtu ir prie tų matytų podcastų ir pokalbių ir Konstantino Kysino ir to paties įrašo Rodo Drejerio. Šitoj vietoje reikia pasakyti ir tai, kad vis dėlto tie tabų ir suvaržymai, kad ilgus dešimtmečius Jungtinėse Amerikos valstijose ypač, bet ir kitur buvo negalima minėti kai kurių dalykų apie žydus, kad jų yra, tarkim, labai daug vienoj ar kitoj srity, nors tai yra faktinė tiesa. Ar kad jų lobistai, Izraelio lobistai yra labai stiprus ir gerai organizuoti. Tai tiesiog buvo kažkaip pašalinti visi tie žmonės ir tos idėjos buvo taip pašalintos sėkmingai, kad iš tikrųjų buvo žmonių savicenzūra pasiekus tokį lygmenį, kad apie tai nieks negalėjo kalbėti net apie akis badančius dalykus. Tai vat sulygs Z karta, pas jų tarpe visos tos normos ir dogmos žlugo, visi vartai atsivėrė ir tada visi pradeda klausti, o kodėl vat iš tikrųjų vėlgi atsivėrė tie klausimai, kurie atrodytų jau seniai atsakyti, bet Z karta iš naujo nori paklausti, o kodėl vat tiek daug žydų Holivude, kurie demoralizuoja mus, o kodėl tiek daug žydų tam pačiam IT versle. O kodėl tiek daug žydų finansuose, Wall Street'e ir kur tik tai besi ir taip toliau ir panašiai. Ir dabar jiems negalima tiesiog pasakyti, hebra, čia apie tai kalbėti negalima.
Dabar apie viską kalbėti galima, todėl ir reikia. Ir čia aš, kaip sakant, grįžtu prie to, kad ir mums reikia turbūt irgi prisitaikyti prie tos naujos tikrovės ir reikia atsakyti į tos klausimus. Ir tie žmonės, kurie Lietuvoje, juos irgi mes įpratę lengvai nurašyti, vat jūs antisemitai, nes jūs apskritai klausėte, kodėl tas ir tas žydas. Taip pat dabar to nepasakysi. Naujoje, va šitoje šviesoje reikia iš naujo atgaivinti tą diskusiją ir kalbėti argumentais ir kalbėti pagristais argumentais ir aiškintis, kodėl vat, tie žydai tokie sėkmingi kai kuriuose srityse, kodėl jie tai dominuoja ir apie tai vat, aš ir bandau kalbėti.